Jei tu esi mažų vaikų mama ar tėtis, tave tikrai užgrauš sąžinė paskui, jeigu tu neišklausysi šitos žinutės iki galo. Žodžiu taip, šiais metais jau 5. kartą organizuojame šventę šeimoms. Šeimos piknikas vadinasi. Ir jeigu jau dabar nori praskolinti, neskubėk, bent jau užklausyk iki galo. Ir įsidėmėk, renginys nemokamas. Aha, pagalvosi tu, visos tos šventės nemokamas, grįžti namo sąskaitoja -200 ir visas išsinerinęs. Bet žinai ką, čia tau nepavyks išleisti pinigų, net jeigu norėtum, nebent dėtum į dėkingumo sloiniką. Nes visi žaidimai, pramogos, edukacijos, vaišės, batutai irgi nemokamai. Purvinys? Apie tai iš tikrųjų jau net tingiu kalbėti, bet jeigu tau tikrai labai įdomu, aprašyme yra nuoroda apie visą idėją, apie jos misiją. Ar yra sąlygos? Taip, jos yra. Ir jeigu dabar jau nori nustoti skaityti, tai nepraleis progos sužinok apie tai, kokios yra sąlygos. Sąlyga labai paprasta. Bent kuo nors prisidėti. Tam, kam trūksta fantazijos ir atrodo labai sudėtinga, net sąrašą pavyzdžių sukūriau, kur jau nuo tokių rimtesnių dalykų iki super easy. Juos gali rasti registracijos formoje. Ir taip, registracija būtina. Na tai kaip? Kuo pasiteisinsi? Sau? O kuo pasiteisinsi savo vaikams? Ir draugams, kurie čia bus.